žodžiu, rytoj varau pasimti naują mikrofoną, tikiuosi rytoj. Rytoj arba poryt turėsiu, tai dar pakentėkit šį kartą su tokiu garsu, o jau tikiuosi, kad rytoj ar šeštadienį galėsim normaliai rekordinti ir turėti tokį tiesiog tobulo garsą. O iki tol užmetam laiką ir pasižiūrim Solaną, ar ne? Tai pažiūrėkim didįjį picture. Pažiūrėkim didįjį picture. Didįjį paveikslą, ką mes turim, ar ne? Tai pradėkim nuo to, kad turim hedge poziciją. Turim vis dar short atidarytą ir turim long atidarytą. Abu pelningi, gražiai dirba. Kažkurio metu reikės spręsti, kurį uždaryti arba bent jau dalimis po truputėlį tiek vieną, tiek kitą uždarinėti, ar ne? Būtent taip mes norim ir turėti viską. Norim kiekvieną kartą turėti hedge poziciją. Shortą mes esame kalbėję labai daug kartų. Kaip kas. Labiausiai dabar mes norim susikoncentruoti į mūsų longą. 30 minučių. Ir pasižiūrėkim, ką mes dabar turim. Paskutinį kartą, kai mes kalbėjom sol, pasižiūrėkit video, jeigu nematėte, tai čia 1 ar 2 video atgal, mes buvom kažkur čia, nubrėžiau šitą paprastą supply zoną. Šitoj zonai mes norim shortinti. Arba, jeigu iš tos zonos ištrūkstam, nuo jos bouncinam, mes galim turėti labai gražų ir longą. Bet mes būtinai iš tos stačiakampio, iš tos dėžės mes turim išlysti. Jeigu mes čia pasiliekam ir gaunam rejection, atmetimą, yra didelė tikimybė, kad mes šitoj vietoj ir sustosim ir aukščiau nekilsim. Mes matom, kad toliau pradėjom formuoti range'ą, bet kame esmė, ar ne? Kiekvieną kartą visą šitą patį kartoju. Nubrėžiu kažkokią tai dėžę, moku ją surasti ir tada mes kalbam apie tai, kad jinai veikia. Jinai principe veikia. Tiek šitoj vietoj, pasižiūrėkim, kokią reakciją mes gavom. Šitoj vietoj mes gavom 5,5%, šitoj vietoj mes gavom 6%. Su leverage, 5x leverage, po 30% gaunas. Easy. Bet skaičiuokim tiesiog be leverage. 5,5 ir 6%. Labai gražus profitai, kurie truko realiai po pusdienį, kurios galėjot labai gražiai susirinkti. Tai techninė analizė tikrai veikia ir matom, kad toliau, kiek kartų bouncinam į šitą vietą, vis gaunam atmetimą. Bendrai altcoinam, man atrodo, kad šiandien visą šitą liquidity curve susirinksim, tai longų labai neieškosiu, buvau į vieną AVEX longą įlipęs ir kai pamačiau, kad absorbacija vyksta, tai tiesiog išlipau ant nulio, principė, uždariau break-even trade. O dabar turim liquidity curve, tai manau, kad šiandien pakraujosim, pasižiūrėsim, ką parodys New Yorkas ir ką New York lunchtime parodys, kažkaip atrodo, kad mes viską čia susirinksim. Nes prieš tai per London būtų labai nice buvo susirinkti previous day low, to nepadarėm, tai atrodo labai įtartina, dėl to atrodo, kad mums reiktų čia viską susirinkti ir tada penktadienį arba šeštadienį mes galim pampinti, ar ne? Mes galim turėti gražų bulių. Tai va, tai pirmą susirenkam ir tada galim toliau važiuoti į viršų. Bent jau aš to ieškau. Tai nereiškia, kad 100% aš pataikau, tai yra mano tiesiog teorija, kaip aš viską matau, nepastvirtins, aš treidinu tik ekstremales zonas ir faktas, kad aš irgi pagaunu ir stop lossų ir visko, bet šiaip, dirbu pelningai, nes turiu tiek gerą techninę analizę, tiek nepiknaudžiauju su stop lossais ir turiu gerą risk to reward. Jeigu nežinot iš viso, apie ką kalbu ir ką tai reiškia, susiraskit mus Telegrame, turim mokymus, signalų grupę, diskusijų grupę ir viską jums paaiškinsiu ir galėsit dalyvauti ir taip pat pradėti dirbti principę. Tai va. Tai taip atrodo mano paskutiniai pamastymai, viskas labai easy, viskas labai gražu, profitas gražus. Ir dabar laukiam toliau šitos, kas vyks šitoje reakcijoje. Ar toliau nuo šitos vietos mes jau ir pradėsim į apačią dundėti, ar dar turėsim vieną attemptą į viršų. Tai va, pažiūrėsim kitom dienom, kaip mūsų sol tradas toliau printins. Esmė tame, kad
ant daily mes puikiai galim pasižiūrėti, kad turim tiesiog labai gražias dvi pelningas pozicijas. Tai va, užmetam laiką, jeigu patiko, kaip minėjau, dėl garso nepergyvenkit, nusipirkau gamingo ausines, tai turėsim labai gerą garsą, tai dar truputėlį su Streamlabs padirbėsiu, kad užsimest visokių filtrų, kad garsas kuo būtų aiškesnis, tai labai laukiu tiesiog to. Tai va, nes tikrai jau nervina tas garsas, jaučiuosi kaip boomeris, tiesiog nesusitvarkau su garsu. Tai va, gražaus jums ketvirtadienio ir dar kartą, jeigu norite išmokti trading, užsukite į mūsų telegramą Oskaras Trading. Prisiminkit, kad yra daug skemerių, ypač TikTok'e, kurie manimi apsimetinėjo, tai aš niekada jums pirmas neparašysiu nei per jokią programėlę, mane susirasti galite tik telegrame Oskaras Trading ir jūs pats man turit parašyti, aš jums niekada neparašysiu. Tai va. Būkit saugus, būkit pelningi ir gražaus jums vakaro.